Labadiena. Labadiena. Turime jums kelis klausimus ne apie politiką. Esate iš Joniškio, ar galite išskirti bruožą, būdingą to krašto žmonėms? Taip, labai draugiški ir nuoširdūs žmonės. Mokate anglų, italų, norvegų, vokiečių, portugalų kalbas. Kurios kalbos mokymasis buvo pats didžiausias iššūkis? Turbūt portugalų kalba, nes ji tikrai nėra mums įprasta, bet labai įdomi ir graži, bet sunki. Kokia kita kalba yra jūsų planuose? Na, kadangi kalbos yra mano hobis, tai manau, kad dabar jau kita kalba bus tikrai prancūzų. Jei nebūtumėte politikė ar mokytoja, kokią kitą veiklos sritį rinktumėtės? Na, mano išsilavinimo spektre dar yra ir socialinis darbas, socialiniai mokslai, tai turbūt kitas sritis, kurioje aš save dar matyčiau, be mokytojos ir dėstytojos darbo, tai yra socialinis darbas. Kokią knygą rekomenduotumėte perskaityti kitiems? Šiuo metu rekomenduočiau Leonardo da Vinci biografiją. Ar turite šeimos tradiciją, kurios niekada nepraleidžiate, net jei esate labai užsiėmusi? Taip, turime labai gražią šeimos tradiciją, kiekvieną sekmadienį pietauti kartu pas senelius, tai yra pas mano tėvus, kur susirenka mano šeima, mano brolio šeima ir mes visi kartu pietaujame ir leidžiame laiką kartu. Laplandijos universitete vyko jūsų doktorantūros studijos. Ar teko jau sutikti Kalėdų senelį? Ne, Kalėdų senelio dar nesutikau, bet ir studijos dar nesibaigė. Turite 4 vaikus. Kokią vieną gyvenimo išimtį norite jiems perduoti? Na, turbūt nuoširdumas ir tikslo turėjimas. Kokią sporto šaką renkatės, kai norite atstatyti energijos resursą? Sportinius šokius. Ir geriausia šalis pasaulyje gyventi be Lietuvos? Italija. Šilta, draugiški žmonės, makaronai ir gera nuotaika. Ačiū už atsakymus. Prašau.